Kur man špargalkę pasidėti? Aš irgi pamiršau savo špargalkę. Labą dieną į mūsų antrą seriją podcast'o. Patobulėjom, biškai geresnis garsas, tikėkime šį kartą. Ir svečiuose Laimutė, fotografė, 3 berniukų mama, studijos savininkė ir ledinių maudynių entuziastė. Labai taikliai. Trumpai ir aiškiai. Sušalus po maudynių, ar ne? Dar nesušilus. Dar nesušilus. Tai kaip ten būna, išlendi tu iš tų sušalus, ta prasme. Šiaip visų maudynių esmė ir yra ne tiek, kiek įlysti į vandenį, o sušilti po Kiek to. išlysti. O sušilti po to. Didysis iššūkis ir yra, ar kuo ilgiau pabūni vandenį, tuo paskui procesas būna ilgesnis ir malonesnis. Šildymosi. Jo. Ar tu galėtum bet ką įkalbėti maudytis eketėjai? Ir kokia būtų tavo reklaminė žinutė? Šiaip aš neturiu tokio tikslo visus sugrūsti. Bet ar tu galėtum? Aš mąstau, kad aš viską galiu šiam pasauliu ir manau, jeigu būtų poreikis, tikrai taip. Bet turiu jaust tikrai tą, kad tam žmogui to reikia. O mano vidus yra toks, kad aš neverčiu daryti žmonių kažko, jeigu jie nenori. Šiaip geri dalykai net neturi būti reklamuojami realiai. Ir čia vėlgi turi kiekvienas žmogus ateiti iki to savo keliais, savo klupčiojimais, savo šliaužimais, ta prasme, realiai tai turbūt tikrai daugiau, kai pagalvoju, aš nieko neįkalbinėčiau to daryti. Žmonės turi patys pajusti ir galų gale ne visiems yra tas kelias per eketę, kažkas turi ir kitų būdų, kaip pasiekti tą patį efektą kitais dalykais. Aš esu girdėjus, kad maudymasis eketėjai prilygsta kaip narkotikui. O ir taip. tu pripranti ir paskui esi jau... O dar baisiau, kai tai yra susiję su ne tik pačiu procesu, kaip ne tik vandeniu, šalčiu, o dar, pavyzdžiui, gera kompanija. Va, apie gerą kompaniją. Gamtą. Aš noriu paklausti, ar yra buvę kokių tai crazy situacijų su kitais entuziastais? Yra kas nors įvykę tokio išprotėjusio? Šiaip tai daug situacijų visokių buvo. Mes ateidom maudytis Kairių ežere, o ten, pavyzdžiui, žvejų varžybos. Ir ta prasme, jie duoda startą ir varo visi į tas valtis, o mes ten plūduriuojam. Ir jų ten, aš nežinau, masė žmonių, masė vyrų. Ir mes ten tokius. Klink, klink. Jo, klink, klink. Arba turėjom sausio mėnesį, sausio berods, kada ten prasideda challenge'as tas sveikuolių sąjungos, kad mėnesį jie maudosi kiekvieną dieną. Mes tą darėm visus metus su Rasa, o žodžiu, jie ten mėnesį. Ir tada buvo vienas, mes jį vadintom lempuku. Jis ateidavo ant galvos visada su lemputė. Mes tam, jo, taip, nepamirškim to. Mes tai įdom be lempučių, nes labai gerai ir taip šviesdavo, ten šviesus Kairių paplūdimys. Jis ateidavo su tą lemputę ir eidavo į savo maudymosi vietą. Galbūt nuogas maudytos, gal ne. Žodžiu, jeigu gamta, tai gamta. Taip, šiaip tai mes gamtos. irgi praktikuodom, nes, tai anksti ryte, žiemą, ten 6:30 ryto, mažai tikimybė sutikti, ką nors ten paplūdimy. Tu viena iš žymiausių Šiaulių fotografių, tikrai daug labai dirbi ir su renginiais, ir su šventėm, ir studijoje turi fotosesijų, tai čia tavo didelė gyvenimo dalis. Jeigu kažkas norėtų dabar noriu būti fotografė, ką tu jiems pasakytum? Jūs ir esat fotografai. Jau dabar. Mano tėtis labai, aš nežinau, jis iš kažkur, ar jo čia tie žodžiai dabar neatsimenu, bet iš jo atėjo. Tai, kad, jeigu tu šiuo metu geriu arbatą, aš esu profesionalus arbatų gerėjas esu. Jeigu, pavyzdžiui, jeigu tu kažką darai, tai tu tuo ir esi. Taip. Taip. Tai, principė, ką žinau, daryti reikia. Tiesiog viską reikia gyvenime daryti. Ir su jausmu, nuoširdžiai. Nesivaikant kažko, kas trendai tuo metu ar kažkas tokio. Ta, gal. Galėtum tik vieną dalyką fotografuoti. Kas tai būtų? Emocija. Bet tu taip ir jau ir darai. No. Tu tavo kaip ir jokių norų net nereikia emocijai ir fotografuoji. Tai kadangi daug fotografuoji, daug visko įvyksta. Ir yra tai buvę, kad iš tokios
blogos nuotraukos, blogo kadro, jisai tapo tavo mėgstamiausias. Šiaip apskritai, jeigu tai mąstant, yra, tarkim, ta fotografavimo dalis ir yra retušo dalis. Tai realiai turbūt vienas gali labai stipriai patemti kitą ir, pavyzdžiui, aš net esu laikaus tokios nuomonės, kad bet kokį kadrą retušo metu gali paversti puikiu. Ir tai nebūtinai yra apie tai, kad nuzulint, nušviesint, nugražint veidą, ne apie tai. Tiesiog gali tu išryškinti kažkokią kadro dalį, kuri gal visai netikėta ir tokia suteikti žinutę ir prasme tam. Ta prasme, būna tikrai, kad ir masinė kažkokia nuotrauka, daug žmonių, bet perkadruojant, tu gali suvesti į vieną tašką dėmesį žmogaus, sužaisti tokiu būdu su aplinka ir atrodys, wow, ir ten pradėsi visą istoriją išskaitysi, kas ten vyksta, ko galbūt ir nevyko, o gal vyko. Nes tikrai labai yra daug tokių kadrų, pasidalinsiu. Žinai, būna, kad ir kažkoks renginys, sveikinimai, žinai, ir aš mėgstu visada stovėti už nugaros tų, kuriuos sveikina ir fotografuoti tuos, kurie sveikina. Ir tai lieka paskui ilgai, žinai, nes tie dalykai pasimiršta, kai gyvai vyksta. Ir paskui pasižiūri, kaip kas į ką žiūri. Esu renginį užgaudžius ir labai įdomių žvilgsnių, gal ne tos žmonės, kuriuos reikėtų taip žiūrėti. Taip. Detektyvas. Taip, iš tikrųjų yra to buvę. Bet šiaip labai saldus. Man tiek tas pats darbas su žmonėm, kai fotografuoji, bet ir kai retušuoju, aš tada jis tiesiog persismelkiu jais, matau tą tikrą jų jausmą, ta prasme, ta kūno kalba, jinai momentiškai jinai gerai kalba, bet kai tu ją ilgiau su ją pabūni, o Jėzu, ten būnai bliaunu, įžaviuos ir paskui pat įsikvėpiu būti kažkokia geresnė, ten gražesnė ar dar kažkokia, tai labai gerai. Yra buvęs kažkoks tai keistas, toks juokingas prašymas, kurį esi gavus iš savo klientų. Aš galiu, kaip ir su nuotrauka, bet kokią, kurią gali paversti bet kokią, taip ir principė į viską gali pasižiūrėti kaip į tą keistą. Tai labai keista dažnai būna gaunu prašymą iš nuostabiai gražių moterų, tu jas kaip nors tam patvarkyti. Photoshopinti. Jo. Paplonink man. Ta prasme, apskritai, tas keistas būna požiūris, kad jos kažkokios nepakankamos ar kažko ten jom trūksta. Tai O čia negali būti, ta prasme, aišku, gal tau sunku palyginti, bet tas toksai lietuvių savikritika savo ir, žinai, aukšti standartai jom. Preciziškumas. Aš esu gavus vieną kartą iš klientės irgi. Viskas labai gražiai, ta nuotrauka gražiai, bet tas vienas plaukas. Gal iš tiesų čia net ne apie plauką, bet tiesiog aš esu savo net pasakius, man turbūt reiktų pradėti, nors tokių moterų man pasitaiko nedaug, bet pasitaiko, ant pirštų skaičiuoti, gal 3 turėjus esu istorijai, bet tų atvejų man užteko, žinai, tam, kad galvoju, galėčiau tiesiog prieš jau, kai užklausa ateina, ir klaus žmogaus, o jūs mylit save? O jūs šiaip galit pasižiūrėti veidrodį ir Bet ką žinai, ar pasakys, kad jo myliu. Tu įsivaizduok, atsakymų į tokį klausimą tikrai nebus. Nebus sąžiningas. Tokių yra buvę tikrai ir didelių pastangų įdėta ir ten visokio rekvizito. Tai iš tikrųjų tu fotografuoji žmogų kaip jį, kaip atvaizdą jo, bet iš tikrųjų tu fotografuoji jo vidų. O taip, ar ne? Taip. Nes viskas matos tada, kaip jisai elgiasi, kiek kas priima save iš vis. Taip. Ar yra pasiruošę? Ar myli save? Priimti save tokį, koks jis yra. Save. Mokykimės mylėti. Dievuliau, kaip banalu. Kaip tai banalu? Tai yra visiška gyvenimo esmė. Taip, mokykimės mylėti save. Plastikas. Gerai, tai kas būtų ne plastikas tavo atžvilgiu, tavo nuomonė? Mylėti, pradžiai turbūt iki meilės čia daug aukštas lygis, gal pradžiai priimti, pabandyti. Su džiaugsmu ir lengvai priimkime save. Ta prasme, ką tenais kapstytis po tas gilumas, taip viskas aišku. Paprašiau. Mokykis priimti save ir šiek tiek gal mylėks. Gerai. Tu esi 3 berniukų mama. Čia yra toksai kitas levelis,
pagal mane. Jeigu tavo 3 sūnus kurtų taisyklės namuose, kokios būtų 3 pagrindinės taisyklės? Tai realiai turbūt čia mes save apgaunam, kad gyvenam pagal kažkokias mūsų ale tėvų taisyklės. Realiai turbūt jų taisyklės namuose ir yra. O gal iš tiesų yra tiesiog kažkokios dangiškos, dieviškos taisyklės tiesiog, ta prasme. Aišku, norėjau sakyti stereotipiškai, ne, kad vis telefonai, kiaurą parą. Saldainiai, čipsai. Taip, panašiai kaip ir pas visus vaikus, iš tikrųjų. Jo. Bet iš tikrųjų, vėlgi, aš vis svajoju, gal pagalvoju, vaikai neklausykit. Gal pabandyti, va, tikrai leisti kartais, nežinau, dieną, savaitę, va, tiesiog daryti tai, ką nori ir neriboti to. Gal tai persisotintų tuo, žinai, bet baisu, o jeigu ne, jeigu kaip. Aš esu mačius tokią laidą, vadinasi Vieni namuose, kai palieka vaikus vienus ir jie savaitę, nežinau, ne savaitę, gal ten savaitgalį, viską tvarkos patys. Valgy daros, ten namus, žinai, visą, ten vieni sugalvoja ten važiuoti kažkur su autobusu, ten su bilietais, ten, žodžiu, visokių situacijų. Ir galų gale vis tiek, visi grįžus tėvams, ačiū Dievui, kad jūs grįžot. Ačiū Dievui. Nereiks daryti eksperimentą. Iš tikrųjų, tai būna, kai vaikai būna kažkur be tėvų irgi išvyksta. Irgi. Tai tikrai ne kartą būna ir prigirė, sako, kokie geri tie vaikučiai. Ir jie kažkaip kitoje aplinkoje gal jie pradeda rodyti tas savo tikruosius save. Bet galų gale kiekvieno tėvo svajonė, kad jie pasaulį išgyventų. Tai jeigu jie sugeba išgyventi tam pasaulį, valio. Tai tuo ir labiausiai džiaugiuosi. Šiaip aš kontrastinga tokia, iš tikrųjų. Arba viskas, arba nieko. Arba va, šalčiai, ledas, nežinau, su vyru juokaujam irgi. Sakau, gal reikėtų Reelsą nufilmuoti iš tikrųjų, kaip 3 vaikų mama atsipalaiduoja. Tai vienas iš jų yra eketė. Su kirviliada kapoja. O kitas tai dabar nesenai tokį pomėgį atradom, tai gulim ant vinių. Jo, ir dar sugebam užmigti. Manęs kažkodėl tai visiškai nestebina. Tai va, kai tik ant jų atsiguli, tai kažkas dedas kalboje ir atrodo, varyk iš čia, ką čia darai? O atsiguli, tu jam sakai, ne, pabūsim. Dabar mes pasilinksminsim. Ir tada vieną akimirką jis paleidžia, tada tai, saldu pasidarai ir užmiegi. Didelė dalis tavo veiklos, tai tavo blogai, video blogai, vlogai. Kiekvieną dieną tu filmuoji save ir keli istoriukus, kas vyksta tavo dienoj. Ir kaip tavo sekėjai su tavim? Jie bendrauja, ką jie daro laikus, rašo kažką, kaip tu jauti tą atgalinį grįžtamą ryšį? Mano sekėjai patys geriausi, visi taip sako, ne? Turiu labai ištikimų, labai, kur tikrai kiekvieną dieną ir parašo, jau tokie šeimos nariai. Jo. Ir Rūtė, linkėjimai. Rūtė. Jo. Yra ir meilė, prisipažinimo, visko tam yra. Kaip čia, nuotolinį tokį. Bet esu labai dėkinga, kad tai atėjo į mano gyvenimą. Vien iš tos pusės, kad aš labai nedisciplinuota, bet kai prieš porą metų, balandžio pradžiai bus 2 metai, kai kasdien aš keliu ir bloguoju, kaip čia pasakyti. Dokumentuoji savo dienoraštį. Ir tai realiai tikrai galvojau, kad yra neįmanoma man, bet štai jau 2 metai sistemingai tai vyksta. Ir kuo aš be galo džiaugiuosi, kad tokiu būdu aš galiu palaikyti santykį su labai dideliu kiekiu žmonių. Neįmanoma, turiu kasdien susitikti ir šiltai, maloniai pabendrauti su savo artimai žmonėm, bet per mano stariukus. Labai įmanoma. Bet iš tikrųjų jie labai įdomus, aš tave seku, aš nemeluosiu, aš eketes praskipinu. Ačiū Dievui, aš gal dėl to vien žmonės mane žiūri dėl ekečių. Bet iš tiesų, žinok, tai tikrai daug žmonių įsikvėpia. Aš kai dabar pagalvoju, taip, kaip esam pokytis kitų gyvenime, atrodo, su savo niekingu krustelėjimu kažkur ir maudynių sferoje ir
kituose, ta prasme, nu nežinau, tai yra kažkas tokia. Ir mano misija realiai, aš gyvenime savo, kuo tu nori būti, ką tu nori veikti, aš noriu gerinti žmonėms gyvenimą. Ir aš dabar kuo toliau, tuo aiškiau suprantu, kad va būtent tas rodymo, gyvenimo, emocijos per internetą būdas, jis yra dabar man artimiausias ir aš galvoju, kad jis tik plis ir didės. Taip. Taip, kad maloniai kviečiu pas save. Pasiekite Laimą Beržinytę Gulbinienę. Taip, Beržinytė Gulbinienė, beržas, gulbė, medis, paukštis. Kaip fainai. Tai Facebook platformoje Ir Instagram'e. ir Instagram'e. Ir YouTube'e greitai. Ir greitai YouTube.